8 skyrius – Džo ir stebuklingasis senis besmegenis. Menulveidis baisiausiai nusiminė pamatęs, kad Džo dingo. Juk sakiau jam, kad nekištų nosies, juk sakiau, aimanavo jis. Nieko tu nesakei, kukčiojo Franė. Prisikimšai pilną burną, tasiuko ir čiupsėjai. Argi mes galėjom žinoti, ką tai reiškia? Kur dabar Džo? Paklausė Betė, išblyškusi iš siaubo. Iš tikrųjų, kur dabar Džo? Kažkas jį nukėlina nuo kopėčių, tiesiai į ledo ir sniego šalį. Keista, bet čia blyškiai švietė ir saulė, ir mėnulis. Vienas vienoje dangaus pusėje, kitas kitoje. Džo sudrebėjo, nes buvo labai šalta. Pakėlė akis, norėdamas pamatyti, kas jį nukėlė nuo kopėčių, ir išvydo didelį keistą padarą – senį besmegenį. Tokį pat senį besmegenį, kokius Džo lipdydavo žiemą. Apvalų, storą, baltą, su nudėvėta skrybėlė ant galvos ir morka vietoj nosies. Na ir pasisekė. Minkštų kaip sniegas balsu tarė senis besmegenis. Stoju prie skylės jau daugybę dienų, laukiu, bene iškils koks ruonis, o ateini tu. Nutęsė Džo, prisiminęs, kad ruoniai atplaukė prie akėčių įkvėpti orą. Bet čia ne akėtė, čia skylė, pro kurią galima nulipti ant tolumų medžio šakos. Paleiskit mane, aš noriu žemyn, namo. Skylė užsitraukė, pranešė senis besmegenis. Džo žvilgtelėjo ir nukabino nosį. Viršum skylės buvo susidaręs storas ledo sluoksnis. Toks storas, kad jų niekada nebūtum pramušęs. Ką man dabar daryti, paklausė jis. Ką liepsiu, atšovė senis besmegenis ir išsišiepė. Puiku. Šioje nykioje tylos žemėje gyvena tik baltieji lokiai, ruoniai ir pingvinai. Jau seniai neturiu su ko pasišnekėti. Kaip tu čia patekai, paklausė Džo ir stipriau susisiaustė švarkelį. Tai buvo šalta. Atsiliepė senis besmegenis. Tai ilga istorija. Seniai mane nulipdė vaikai, o paskui apmėtė akmenimis, kad subirėčiau. Naktį aš atslinkau čia ir pasiskelbiau karalium. Bet karaliavimas neteikė jokio džiaugsmo. Jei valdiniai, lokiai ir panašus padarai, kurie net kalbėti nemoka. Man reikia gero tarno, kuris mokėtų mano kalbą. Ir štai pagaliau atėjai tu. Bet aš nenoriu tau tarnauti, pasipiktino Džo. Netaužyk nieku, atkirto senis besmegenis, ir taip stumtelėjo Džo, kad šis vos nenuskriejo oru. Tada didelėmis plokščiomis sniego kojomis nuplumpino prie žemos sniego krūvos. Pastatyk man gražų namą, paliepė. Aš nemoku, atsakė Džo. Atkirsk sušalusią, apledėjusią sniego gabalus ir dėk vieną ant kito, pamokė senis besmegenis. Kai pastatysi namą, duosiu tau šiltą paltą. Tada taip nedrebėsi. Džo suprato, kad turės paklusti. Stvėrė kastuvą, numestą prie sniego krūvos ir pradėjo kirsti didelės plytas. Iškirtęs apie 20 sudėjo vieną ant kitos ir pastatė vieną apskrito namo sieną. Paskui vėl kirto plytas toliau, laužydamas galvą, kaip pasprūkti iš šios keistos šalies. Žiemą sode Džo dažnai statydavo namelius iš minkšto sniego. Dabar pastatė didelį namą iš sniego plytų, kietų kaip tikrosios. Dabar jam patiko, tačiau labai trūko seserų. Kai Džo pastatė namą ir uždengė gražų apskritą stogą, atšliūrino senis besmegenis. Labai gražus, pagyrė jis. Tikrai labai gražus. Einu į vidų. Jis įsispaudė vidun
ir metė Džo storą paltą iš minkštos baltos kaip sniegas aplinkui Vilnos. Dėkingas Džo tučto jau jį apsivilko, paskui irgi pabandė įsisprausti į namą, nes lauke pūtė ledinis vėjas. Bet tarp senio besmėgenio ir sniego namo sienų buvo likę tiek mažai vietos, kad Džo ėmė trūkti orą. Nesistumdyk, suirzo senis besmėgenis, dink iš čia. Negaliu, žioptelėjo Džo. Jis neabejoja, kad tučto jau bus išspraustas iš sniego namo pro skylę sienoje. Ta akimirka prie durų kažkas krenkštelėjo. Čia tu, storakailė, iškart atsiliepė senis besmėgenis. Veskis šitą vaikėzą į savo ledinius namus. Jis man trukdo. Stumdosi. Džo pakėlė akis pažiūrėti, kas tas storakailis, ir pamatė didelį baltą lokį. Lokio mina buvo kvaila, bet geraširdiška. Uf, tarė lokis ir ištempė Džo laukan. Džo suprato, kad priešintis beprasmiška. Niekas nebūtų ištrūkęs iš tokio didelio lokių letenų. Bet lokis buvo nusiteikęs geranoriškai. Uf, paklausė jis Džo ir garsiai krenkštelėjo. Nesuprantu, ką tu sakai, atsiliepė Džo. Daugiau lokis jo nekalbino. Jis nusitempė beveik nusinešė Džo, nes kelias buvo be galo slidus. Jie priėjo prie angos, ledo ir sniego urve. Lokis įstumė Džo ir šis nustebęs pamatė, kad apačioje daug vietos ir 5 lokiai dideli ir maži. Bet to čia buvo šilta. Ir Džo dar labiau nustebo, nes krosnės, aišku, niekas nekūreno. Uf, mandagiai pasisveikino lokiai. Uf, atsakė Džo. Lokiai buvo labai patenkinti. Jie priėjo prie Džo, kiekvienas iškilmingai padavė jam leteną ir toliau ufsėjo. Lokiai Džo patiko, daug labiau negu senis besmėgenis. Jam toptelėjo, kad jie galbūt padėtų jam pasprūkti iš šios kvailos ledo ir sniego šalies. Ar negalėtumėt man parodyti kelio prie tolumų medžio? Mandagiai ir aiškiai paklausė jis lokiu. Lokiai susižvalgė ir kažką suufsėjo. Buvo akivaizdu, kad jie nesuprato nei žodžio. Tiek to, atsiduso Džo ir nusprendė susitaikyti su likimu, kol sugalvos, kaip pabėgti. Senis besmėgenis buvo baisiai įkyrus. Džo jau tiesėsi nusnūsti, prisiglaudęs prie didelio šilto lokio, kai iš sniego namo pasigirdo šauksmas. Ei, vaikėze, ateik pažaisti su manim domino. Džo turėjo eiti ir žaisti domino. O kadangi į namą senis besmėgenis jo neįleido, pareiškęs, kad 2 namie per ankštą. Džo teko sėdėti tarpdurėje ir jis sušalo į ragą. Kitą kartą, kaip tik tada, kai Džo šveitė žuvį, kurią lokiai teikėsi jam iškepti, senis besmėgenis pasigėdo lango savo name. Ir Džo turėjo lėkti pjauti skaidraus ledo plokštės, o paskui įtaisyti ją viename namo šone. Senis besmėgenis Džo tiesiog iki gyvo kaulo įgriso. Kuriam galui atsibildžiau į šitą kvailą šalį, gal 100 kartą svarstė Džo. Visą laimę, lokiai tokie geraširdžiai, tik gaila, kad nemoka kalbėti išskyrus vieną žodį – uf. Džo spėliojo, ką veikia Bėtė su Frane. Ar labai nusiminė, kai jis dingo? Gal parėjo namo ir pasakė tėčiui ir mamai, kas atsitiko? Bėtė su Frane iš tiesų labai nusiminė. Baisu buvo žiūrėti, kaip vargšas Džo išnyksta debesyje. Mėnulveidžio mina irgi buvo niuri. Dabar jis kalbėjo visiškai aiškiai. Tasiukus jau buvo nurijęs. Turim jį išgelbėti, tarė ir jo veidas nušvyto lyg pilnatis. Kaip?
paklausė mergaitės. Reikia pagalvoti, atsakė Mėnulveidis ir užsimerkė. Jam net galva ištyna nuo minčių. Pagaliau atsimerkė ir linktelėjo. Eisim pas auksakasę ir 3 lokius, tarė jis. Tie lokiai puikiai pažįsta ledą ir sniego šalį. Gal jie padės ir Džo? O kur gyvena auksakasė? Nustebusi paklausė Betė. Maniau, kad tai tik pasaka. Viešpatė, aišku, kad ne, atkirto Mėnulveidis. Paskubėkim, antraip nespėsim į traukinį. Kokį traukinį? Apstulbo Franė. To jau pamatysit, atsakė Mėnulveidis. Greičiau, leiskite sliužinę ir palaukite manęs apačioje.